Labadiena. Šiandien mamos Linos klausimas apie santykius su seneliais ir ką daryti, jeigu tėvų ir senelių auklėjimo metodai skiriasi. Laiškas yra mamos turinčios 2 vaikus. Pirmiausia, turbūt reikėtų pasakyti, kad labai myliu savo mamą, bet beveik kas kartą, kai atvažiuoja su vaikais pas ją, turiu 4 ir 1 metų dukrytes, susikimbam dėl vyresniosios auklėjimo. Mano mamos nuomonė, mes su vyru per daug nuleidžiaujame, pataikaujame ir panašiai. Nors taip tikrai nėra. Kaip pavyzdį galiu tokią situaciją prašyti. Mano vyresnėlė važiuodama su tėčiu iš darželio užsimanė ledų. Bet tokių, kokių norėjo, nebuvo ir tėtis nupirko kitokių. Dukrelė susiraukė, tokių nevalgysi. Tėtis atsakęs, kad jos mėgstamų nebuvo ir pasiteiravęs, ar tikrai kitų nevalgys, ėmė ir suvalgė pats. Na ir čia žinoma prasidėjo ašaros, kodėl suvalgiai, jau dabar noriu ledų. Taip ašarodami jie atvažiavo pas močiutę, kurios laukiau su mažaja. Jos verkimas jau buvo pasiekęs tokią stadiją, kai nieko vaikas girdėti ir matyti nenori. Niekas nebepadeda. Vienintelis atsakymas, ko ji nori: mama, važiuojam ir nupirk man ledų. Nei aš, nei mano vyras nevažiavome pirkti tų ledų. Paaiškinė dukrai, kad tėtis pasielgė sąžiningai. Tu ledų nenorėjai, todėl suvalgė. Ir dar kartą niekas nevažiuos, nes niekas nežino, ar tikrai kitoj parduotuvėje bus tokių ledų, kokių tu nori, ir vėl bus tas pats. Mano galva, tokios situacijos tikrai negalima pavadinti nuolaidžiavimu. Dukra toliau verkė. Aš laukiau, kol ji nurims. Jokie pasiūlymai pirkti vėliau, kai grįšime namo, rytoj, kai grįšime iš darželio, nepadėjo. Kai jau mačiau, kad pamažu rimsta ledų istorija, siekdama ir toliau nukreipti dėmesį nuo tų nelemtų ledų, pasiūliau jai nusirinkti džemperį. Nes buvo šilta, truktelėjau rankovį ir užkabinau seną žaizdelę. Ir vėl pasipylė ašaros. Nežinau, ką reikėjo sakyti šioje situacijoje, bet jau buvau pradedanti guosti dėl žaizdos, kai įsikišo mano mama. Vaikeli, man dėl tavęs gėda. Nežinau, ką ji būtų toliau sakiusi, bet aš pratrūkau, nes šis bruožas įsikišti netinkamu metu mane nuolat išmuša iš vėžių. Išsakiau mamai, kad nedera vienu metu vaiką auklėti 2 suaugusiems, kad tai vaiką dar labiau liūdina, jis dar labiau užsisklendžia ir nenori klausytis. Manau, čia ir yra konflikto esmė. Mano mama nėra pratusi ieškoti bendros kalbos su vaiku, nes nelaiko jo lygiu suaugusiam. Jos nuomonė, vaikas turi paklusti suaugusiam, nedaryti jam nepatogumų, nekelti sąmyšio, nusiraminti iš karto, kai suaugęs liepia, nesgi taip negražu. Taip buvau auginama ir aš. Ir dabar visa mano esybė priešinasi tam, kad ir mano vaikai būtų auklėjami taip pat. Nes tokio auklėjimo rezultatai, manau, tik neigiami. Pasitikėjimo savimi trūkumas, nemokėjimas išsakyti savo poreikių ir norų. Dažnai juos net sunku savo pačiam atpažinti, o ne tik perteikti kitiems žmonėms. Ir kiti panašus asmenybės negalavimai, su kuriais labai sunku man gyventi. Jau nekalbu apie tai, kad tokioje situacijoje vaikai išmoksta suaugusius negerbti ir pasitikėti jais, o jų bijoti. Aš taip ir augau, bijodama. Net dabar negaliu ramiai išsakyti, kas konkrečiai man nepatinka, nes bijau mamos reakcijos, kuri gali būti skaudi. Gavau replikų, kad užsiauginsiu savo tironus, kurie užsisės ant sprando, kurie elgsis blogai ir panašiai. Kažkaip viskas vėl nukreipta į suaugusį. Atrodo, kad vaikai yra didžiulė grėsmė ne tik ir tik griežtai auklėdami galime tikėtis, kad senatvėje mūsų vaikai mus gerbs. Nežinau, man kažkaip norisi, kad pirmiausia mano vaikai būtų laimingi vaikystėje, tada jie bus laimingi ir suaugę. O laimingi vaikai tikrai nemanau, kad jaustų poreikį skriausti savo tėvus. Štai taip. Ir kaip man susidėlioti savo jausmus ir mintis, kad netektų pykti su mama dėl vaikų. Gal ne tiek tie pykčiai man nepatinka požiūris į vaiką iš principo. Ir požiūris į mane, kad aš auklėju netinkamai. Labai ačiū, jei rasit laiko perskaityti mano istoriją. Taigi, čia iš tiesų skiriasi auklėjimo metodai ir požiūris į mažo vaiko auklėjimą. Labai dažnai yra sakoma, kad vienas yra tas tradicinis požiūris, o kitas požiūris yra modernus 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus pradžios požiūris, ar ne? Iš kur atsiranda tas požiūris? Tas požiūris nėra šiaip iš oro. Jis
ateina ir remiasi moksliniais tyrimais. Ir ne bet kokiais moksliniais tyrimais. Ne taip, kad, pastebėjau savo kaimyno vaiką ir padariau išvadas, kaip čia reikia vaikus auklėti. Ne, iš tiesų buvo atlikta begalė longitudinių tyrimų, buvo atlikta lyginamųjų tyrimų, vaikų smegenų tyrimai ir yra, mes bandome pažinti vaikų pasaulį, kuris yra kitoks negu suaugusių. Mes bandom pažinti jauną, mažą žmogų ir suprasti, kodėl jis taip ar kitaip elgiasi. Ir visų pirma, ką mes jau šiandien žinome, tai, kad tie santykiai turi būti grįsti pagarba ir turi būti grindžiami pasitikėjimu vienas kitu. Dėl to, kad tėvai yra tas uostas, į kurį atsiremia vaikai. Ir jeigu jie jaučiasi taip, kad negali į tėvus atsiremti, kad tėvai nepadės, kad tėvai nepalaikys, tai tas pagrindas, jis nėra tvirtas. Ir iš to atsiranda nepasitikėjimas savimi, nepasitikėjimas savo jėgomis, baimė bandyti kažką naujo ir taip toliau ir panašiai. Taigi, kalbant apie požiūris, čia iš karto reikia kalbėti ir apie švietimą, ar ne? Kad, mes turime šviesti ir šviestis, turime mokytis visą gyvenimą ir žiūrėti, kas yra atrandama, kas yra nauja ir ką mes turėtumėme daryti. Deja, ne visada vyresni, ypač žmonės, nori mokytis. Žinoma, yra išimčių ir jų yra daug ir nuostabu, kad jos yra, bet labai dažnai vyresnio amžiaus žmonės sako, ką tu man, vaikeli, gali čia be pasakyti. Ne, ašgi viską žinau, savo vaikus užauginau, ne tiek visko mačiau, kiek tu ir žinau. Ne? Ir nesvarbu, kad tas žinojimas remiasi, tarkime, ta patirtimi, kuri mes šiandien žinome, yra jau netinkama. Taigi, kartais nenuostabu, jeigu jaučiamės atsidūrę aklavietėje. Ir tam tikra prasme visiškai konfliktų niekada nepavyks išvengti. Visų pirma, dėl to, kad ne mūsų tėvai augina mūsų vaikus, o mes juos auginame, tačiau tai yra jų anūkai, jie lygiai taip pat juos myli, jie lygiai taip pat nori dalyvauti jų ugdyme, jų gyvenime ir jiems yra skaudu, jeigu, jų nuomonė, jų ekspertizė nėra vertinama. Ir iš to dažnai kyla konfliktai. Yra vis dėlto keletas patarimų, kurie galbūt tą gyvenimą gali padaryti lengvesniu. Tai pirmasis patarimas yra tikėkitės geriausio. Tai prasme, kiekvieną kartą bręstant konfliktui ir kai jums pradeda atrodyti, kad jūsų tėvai daugiau nepadeda, o kaišo pagalius į ratus, pagalvokite, kad jie tai daro, nes iš tiesų nori gero, ar ne? Ir tas supratimas, kas yra gera jūsų ir jūsų tėvų tiesiog, skiriasi. Lygiai taip pat, kaip mes darome savo klaidas, taip jie daro savo klaidas. Tik tai, kadangi mes esame jų vaikai, jie ne visada jaučia, kada jau peržengta ta riba. Ar ne, bet lygiai taip pat, kaip mes esame kantrus su savo vaikais, kai jie peržengia ribą, tai, turime būti kantrus ir su savo tėvais, kai ir jie peržengia tam tikras ribas. Galbūt jie net nežino, kokie jūsų lūkesčiai. Galbūt jūs niekada nekalbėjote apie tai, kokia yra, jūsų tėvystės filosofija. Nežinau, galbūt tai bus puikus pokalbis prie kalėdų stalo, ar ne artimiausiai, nežinau. Bet iš tiesų, daugiau galbūt reikėtų apie tai papasakoti. Tegul jie pasijaučia, kad yra tų procesų dalis, kad jie yra svarbus ir kad jie yra reikalingi. Nes aš manau, kad, žinodami, ko jūs tikitės, jie daug geriau galės atitikti jūsų lūkesčius, negu nežinodami. Ir, jūs galite sakyti, kad jie net nesistengs, bet pabandyti turbūt verta, ar ne? Iš anksto nereikia jų nurašyti. Kitas patarimas būtų, stenkitės jų ypač viešai nekritikuoti, ar ne? Nes kaip jūs įrašote savo laiške, kad jūs praradote savitvardą ir jūs turbūt ją praradote prie savo vaikų ir jie visą tą konfliktą matė. Ir,
aš nesu tas, kuris gali labai sakyti, kad niekada aš neprarandu tos savitvardos, ar mes yra žmonių, kurie tobulai visada susitvardo, ar ne? Tikriausiai mes visi esam leptelėję ar pasakę kažką tokio, ko galbūt nebūtų reikėję daryti, bet mes turėtumėme vengti tos kritikos. Niekam nepatinka, kai jie yra teisiami ar kritikuojami. Ir dauguma žmonių neturi gebėjimo nepriimti kritikos asmeniškai. Ne su visais buvo įgyvendinta emocinio intelekto ugdymo programa ir jie priima tai asmeniškai, jie supyksta ir tada ir mes užsidarome, ir jie užsidaro ir vėl situacija be išeities. Galų gale, toks retorinis klausimas, ar jūs norėtumėte būti šalia žmogaus, kuris nuolat jūs teisia? Turbūt ne. Dėl to vietoj kritikos vėl turbūt geriausia yra susėsti ir pasikalbėti. Jeigu tu nori matyti mano vaikus ir aš noriu, kad tu matytum mūsų vaikus, tai kalbam apie tai, kokių kompromisų mes galime pasiekti, kad tie susitikimai nebūtų tokie, kad mes norėtumėme, kad jų nebebūtų. Ir vis dėlto, jeigu riba yra peržengiama, taip ir pasakykite. Bet ne tą akimirką neužsikaršiavę. Ir tiesiog net jeigu tai yra elementari frazė, jūs galite pasakyti, man tikrai ačiū už tavo patarimus, bet jeigu man jų reikės, aš tavęs paprašysiu. Ar ne? Ir gal žmogus įsižeis, kai jūs tai pasakysite, bet vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir žmogus supras, kad konkrečiai jo patarimu jūs neprašote. Gražesnis būdas, ir jeigu žmogus yra atviresnis, yra pasakyti, kad nors mes matome tai skirtingai, bet kadangi tai yra mano vaikas, aš noriu, kad taisyklės būtų mano. Ar ne? Tai yra suprantama, tai yra aišku, ir taip ir turėtų būti, ar ne? Suteikite jiems vaidmenį, kad jie vis dėlto jaustų ko gyvenime. Nežinau, paprašykite, kad nuvežtų vaiką pas gydytoją. Ir galbūt jie net gydytojui pasiskūs, kaip jie skiriasi ir kaip jeigu jau jie būtų šito vaiko tėvai, tai visada vaikas su kepurėlė ir pirštinaitėm būtų. O jisai serga dėl to, kad jūs nuolat be kepurės įvedate, iš ten yra ausų uždegimai. Nieko tokio. Nieko tokio. Aš manau, kad tada ir pediatras turės puikią galimybę pasikalbėti su jūsų tėvais apie tai, kad 21 amžiuje mes jau žinome tam tikrus dalykus, kad vaikas susirgo ne dėl to, kad jis striukės neapsivilko, o dėl to, kad yra virusai ir bakterijos, ar ne? Ne striukė padarė, kad vaikas susirgtų ir taip toliau ir panašiai, ar ne? Ir tai gali padėti spręsti problemas. Pavyzdžiui, jeigu tėvai, seneliai pasako tokį dalyką kaip tavo tėvai nežino, ką daro. Arba, aš jau taip niekada su tavim nesielgčiau. Arba tėvams, ypač jums esant šalia. Nebūk toks griežtas, palik vaiką ramybėje. Jie absoliučiai peržengia savo kaip senelių ribą. Jeigu jie atvirai sako tėvams, tu privalai daryti taip kitaip, arba aš daryčiau taip, be prašymo, ar ne, jūs niekada nepaprašote, kad jie tą pasakytų, tai, taip jie rodo nepagarbą. Nepagarbą jūsų taisyklėm, nepagarbą jūsų idėjoms, nepagarbą jūsų įsivaizdavimui, kokia turi būti teisybė, kokia turi būti taisyklė jūsų namuose. Taigi, tokiu atveju aš manau, kad mūsų kaip tėvų atsakomybė yra labai aiškiai pasakyti savo tėvams, kokios yra ribos. Ir kad jie iš tiesų rizikuoja, prarasti gerą santykį, jeigu jie nuolat peržengs tas ribas. Ir turbūt viena gražiausių frazių tai yra ačiū už tavo rūpestį. Ačiū už tai, kad tau rūpime, kad tu mumis rūpinėsi, bet žinok, man patinka tai, kaip aš auginu savo vaikus. Ar gali to pasidžiaugti? Ar ne? O savo, nes tokiu atveju reikia ir su savim padirbėti, nes tėvai gali ir pykti, ir jiem gali nepatikti, savo sakykite, tai yra jų problema, ne mano. Tai, kaip aš auklėju vaikus, jeigu tai nepatinka mano tėvams, tai ne mano problema. Tai yra jų problema.
Ir kitas dalykas yra, kai mes kalbame ne apie profesinius, o apie asmeninius santykius, tai pagalba yra naudinga tada, kai jos yra paprašoma, ar ne? Iš tiesų mes Lietuvoje neturim tą frazę, niekas tavęs neprašė. Tai jeigu pagalbos nėra prašoma, taip jau yra, kad žmogus į tos pagalbos suteikimą, kurios jisai neprašė, dažniausiai reaguoja kaip į kritiką. Ir dėl to reikia gerbti. Reikia gerbti žmogaus asmeninį gyvenimą, reikia gerbti jo sprendimus ir, siūlyti savo pagalbą ir teikti savo pagalbą tik tada, jeigu žmogus prašo arba mums atrodo, galbūt vertėtų paklausti, gal tu norėtų mano patarimo. Ir tada ne, irgi yra puikus ir trumpas atsakymas. Ačiū, ne. Ar ne? Jeigu jūs, jaučiatės, kad esate įstrigę kažkur per vidurį, ar ne, kad jums, pavyzdžiui, vaikai ateina ir skundžiasi dėl senelių elgesio. Arba seneliai lygiai taip pat gali jaustis įstrigę, nes jiem vaikai skundžiasi apie tai, kaip su jais elgiasi tėvai, nes ypač vaikai labai dažnai pajunta, kad, tarkim, seneliai jaudinasi, kad tėtė ar mama mažai būna namuose. Tai tada vaikas, patikėkit, kiekvieną mielą progą sakys seneliam. Ir vėl. Būna, nes tada dažnai pasipila užuojauta, individualus dėmesys, šiluma ir taip toliau ir panašiai. Ne? Tai tą irgi reikia suprasti. Ir žinoma, reikia reaguoti empatiškai, bet jokių būdų negalima užimti kažkieno kito pozicijos, susibendrauti, ar ne? Ir negalima sakyti, kad, tėvai iš tiesų neteisingai daro, arba seneliai iš tiesų neteisingai daro, nes taip mes jau formuojame stereotipą. O tai niekada nėra gerai ir visada galų gale baigėsi problemomis. Kitas dalykas, tai aš suprantu, labai sunku yra ir sunkus tas perėjimas iš savo tos pirminės šeimos į tą šeimą, kurią mes sukūrėme. Bet kai kalbame apie tėvystę, mes turime savo partnerį palaikyti. Ir tikrai gali būti tokių situacijų, kai mūsų tėvai suirs ar komentuos mūsų antros pusės elgesį. Ir tada reikia tėvams pasakyti, kad čia jau jie peržengė ribą. Ir labai svarbu tą komunikuojant padaryti taip, kad tėvai nepasijustų našta. Komunikuokite apie ribas ir apie tai, ko jūs tikitės, bet taip, kad seneliai vis dėlto jaustųsi, kad jūs juos gerbėte ir jūs norite, kad jie būtų jūsų gyvenime. Ir, pavyzdžiui, paprasta situacija, jūs nenorite, kad seneliai ilgai viešėtų pas jūs, ar ne? Norėtumėte, kad paviešėtų viskas gerai, bet žinotų, kada reikia važiuoti namo, ar ne? Bet žinoma, jūs turite ir, ypač jeigu tai yra sutuoktinio tėvai, ar ne? Bet jūs turite suprasti, kad jūsų sutuoktinis nori gerų santykių su savo tėvais ir gerbti ir tai. Ir aš manau, kad konfliktų galima išvengti, jeigu pora iš anksto sutars, tai kiek tie tėvai gali būti. Ir jeigu, tarkim, ar sutuoktinio, ar partnerio santykiai su jūsų tėvais yra įtempti, tai jūs irgi turite suprasti ir neužsispirti aklai, kad vis dėlto norite, kad nakvotų ir 3 naktis būtinai. Tai visieną galima susitarti. Jokių būdų nesiaiškinkite savo santykių prie vaikų ir prie senelių. Visų pirma, jūs turite tai išspręsti viduje, o tada jau iškomunikuoti tai, ką jūs sutarėte tarpusavyje. Tada turite, pakalbėti ir su seneliais apie tai, kokie jie yra seneliai. Kad jums nekiltų konfliktų vėlgi dėl to, kad jeigu jūs tikitės, kad seneliai augins jūsų vaikus, o seneliai visiškai to neplanuoja.
Jie nei nori, jie džiaugiasi, kad jiem nereikia jų auginti, ar ne? Ir staiga jum auga frustracija, kad seneliai neaugina vaikų. Ar ne? Tada reikia vėl apie tai pasikalbėti, ko jūs tikitės, ko tėvai tikisi, gerbti tėvų pasirinkimą. Na ir, pavyzdžiui, ar tėvai prižiūrės anūkus, jeigu jūs jiems paskambinsite paskutinę minutę. Ir po to jūs pyksite, kad paskambinau, jie negali, jie niekada negali. O galbūt jie yra tokie žmonės, kurie tikrai negali prižiūrėti vaikų paskambinus paskutinę minutę. Ir jums reikia planuoti, paskambinti prieš savaitę. Yra tokių senelių, kuriem paskambink, bet kada jie ir 3 ryto paims anūkus ir nemanys, kad tai yra problema. Vėlgi, taip kaip mes kalbame apie tai, kad turime individualizuoti kiekvieno vaiko ugdymą, tai lygiai taip pat mes turime suprasti, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas. Ir seneliai, ir ypač kai kalbame, senelis nėra vienas senelis. Dar ten šalia yra ir močiutė, jie yra vienetas, jie yra šeima. Ar ne, jie gali turėti skirtingą įsivaizdavimą. Nes yra tokių situacijų, kai močiutė sako, atvažiuok, tikrai pažiūrėsim, nesam pavargę, o senelis visiškai nenorėjo tą dieną matyti anūko. Ar ne, taip įtampa pamažu ir prikapsi, kuri veda tik į konfliktus. Ir kitas dalykas, neperkelkite savo neišspręstų problemų su tėvais į kitas kartas. Jūsų vaikai nenusipelnė ir neprivalo spręsti jūsų problemų su tėvais. Tai jeigu nenorite spręsti ir nepradėkite, bet visi žinom, kad daug sveikiau būtų paimti ir išspręsti. Ar ne, nepamirškite, kad tai gali būti ir jūsų problemos, kaip jūsų nepasitikėjimas savimi, jūsų nepasitikėjimas savimi kaip tėvų ar motina ir taip toliau ir panašiai. Ir dėl to jūsų reakcijos yra gynybinės. Vienu žodžiu, tai yra darbas, kaip ir visi santykiai. Ir manau, kad kitas dalykas yra, kad iš senelių mes turime paprašyti, kad jie mumis pasitikėtų. Aišku, jie prisimena mus, kai mums buvo 3 metai ir mes, nežinau, padegėme namus, išpylėme ten kažką, atsidūrėme ligoninėje, nes iškritome iš medžio, nes nesaugiai elgėmės ir taip toliau ir panašiai. Jie žiūrėdami į mus mato visus mūsų nesaugius poelgius. Ir natūralu, kad jiem atrodo, kad ir tuos vaikus mes pasigimdėme ir per anksti, ir nepakankamai kompetentingi ir taip toliau ir panašiai. Bet su tėvais irgi reikia kalbėti apie tai, kad jie turi pasitikėti, kad mes galime būti gerais tėvais. O seneliai šiaip iš esmės, turi tuos anūkus mylėti besąlygiškai. Dėl to, kad jiems nereikia jų auklėti. Ar ne? Auklėja vaikus tėvai. Iš tiesų. Taigi, jeigu jau jūs atlikote tą savo darbą, ar ne, seneliai, tai lieka tik tai pasidžiaugti. Anūkai iš tiesų gali būti vienas malonumas. Kai tu pasidžiaugi, pavargai, gražinai tėvams. Tegul jie rūpinasi, tegul jie auklėja, tegul jie nerisi iš kailio, ar ne? Ir niekas nėra tobulas. Nei senelis, nei močiutė, nei mama, nei tėtis, ar ne? Mes visi netobuli, gyvename netobulame pasaulyje. Tai vienintelis būdas yra kad gyventumėme taikiai ir draugiškai, tai yra tą suprasti ir ieškoti išeičių, kurios, daugiau, mažiau tenkintų visus. Ir kitas dalykas, santykiai visada yra darbas. Ir žinoma, kad tėvams reikia savo tėvų, ar ne, senelių, seneliams reikia vaikų ir anūkų. Ir tie santykiai iš tiesų yra turtinantis. Ir kitas dalykas, jie nesitęsia. Labai svarbu, kad kylančias problemas mes stengtumėmės išspręsti civilizuotai ir taip nesugadindami santykių, kad po to nereikėtų gailėtis. Sėkmės!